Kokie yra pildomi dokumentai įdarbinimo metu, turėtų žinoti ne tik darbdavys, bet ir ateinantis į darbą žmogus. Tai darbo sutartis, materialinės atsakomybės sutartis, konfidencialumo sutartis ir pareiginiai nuostatai. Papildomai gali būti dokumentai susiję su tos įmonės darbo tvarka. Taigi prieš pradedant dirbti žmogų reikia supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis, su darbo sauga ir priešgaisrinė sauga. Atlikus priešgaisrinės saugos instruktažą, priimamas į darbą asmuo turi atlikti testą ir tie testai turi būti saugomi kartu su personalo dokumentais. Dabar, kodėl tai yra svarbu, kad ateinantis žmogus visą tai žinotų? Todėl, kad dažniausiai nepasižiūri, ant ko pasirašo ir paskui kyla klausimų, neaiškumų ir ginčai, konfliktai tarp darbuotojo ir darbdavio. Taigi šneku dėl to, kad visi ginčai yra sprendžiami remiantis darbo sutartimi ir pareiginiais nuostatais. Viskas, ką jūs susitarėt su darbdaviu žodžiu, yra tarsi nubraukta, kaip ir nieko nesutarta, jeigu tai neįrašyta į darbo sutartį arba į pareiginius nuostatus. Todėl atėję darbintis labai atidžiai pasiskaitykite dokumentus ir darbo sutartyje turi būti aiškiai surašytos darbo sąlygos, darbo užmokesčio, darbo laiko ir panašiai. Darbo užmokestis turi būti tiksliai įvardintas, koks jis bus bandomuoju laikotarpiu ir po bandomojo laikotarpio. Taigi neskubėkite, būkite atidus, skaitykite, ant ko pasirašote, ir jeigu darbdavys jums nepateikia darbo sutarties antro egzemplioriaus, jūs tiesiog nepradėkite dirbti toje įmonėje.